Kadangi veidų negaliu rodyti, tai va, iš toliau vyksta betonavimas, pilamas šviežias betonas, kirosvarka ir toliau eina žmogus, daro betono vibravimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai tankina betoną, kad jisai būtų geros konsistencijos, kad nebūtų oro purslių viduje ir panašiai. Eisim tuoj pasižiūrėti, kaip tas vyksta. Va, tokiu būdu tas vyksta. Jeigu būtumėm šalia, mes per klojinį jaustumėm vibraciją. Tai yra labai svarbus žingsnis. Aišku, šiuo metu yra ir savaime besitankinantis betonai ir panašiai. Bet iš tikrųjų tai naudojamas čia toks betonas, kuris ne savaime tankinasi, bet reikia naudoti tankinimo metodus.